Sveiki. Dabar šitą filmą dariau lapkričio 1 dienos ankstų rytą, pusė 6. Norėjau parodyti tiesiog organito, taip vadinamos bazukos efektingumą. Tai tiesiog storesnis vamzdis, vario vamzdis, šiek tiek apdėtas kristalais, sakysim, gerai apdėtas kristalais ir paleistas, pajungtas prie jo zaperis, tai yra dažnių generatorius, šiuo atveju 15 Hz. Ir ką jisai daro? Matote šitoje vietoje Skandinaviją ir kamerą pridėsiu arčiau. Ir čia yra Lietuva. Šiuo metu į Lietuvą atėjo, sakysim, dirbtinai užsukti debesis, panašiai kaip čia šalia Ispanijos sukasi. Jas ten padaugina. Ir šiek tiek dabar pakeisiu režimą. Tai dabar mes matysime, Lietuva yra čia kažkur. Ir ateina debesis, matot, daug. Raudoniai labai tiršti, aukštai, iki 10 km aukštis debesų. Storas sluoksnis, sakysim. Ir šiuo atveju turėtų čia būti pats įkarštis, sakysim, lietaus kritulių, tų žadėtų šlapdribų. Ir dabar kas darosi, žiūrėkit, su lietum. Aš įjungiu antrą iš kairės langą. Čia yra lietaus radaras. Dabar priartinu. Dabar žiūrėkit, ką daro bazuka. Matote, jinai iškirpa iš debesų tą energetiką. Sakysim, realiai tai keičia ore jonų daleles. Jas perkrauna kitaip. Ir mes į Lietuvą negaunam šito viso, sakysim, didelės porcijos kritulių. Tai kadangi dabar pas mus oras atšaldytas, keliam, sakysim, cheminiam plėvėm, debesis sukurti yra, tai mes turėtume turėti daug labai šlapdribos, sniego, nemažai avarijų, nemažai atimta senų ir jaunų gyvybių, dramos, sunkumo ir, aišku, per to pačiu ir purvo. Galbūt kritulių kažkiek tai gal ir bus, bet nebus to košmaro, kas ateina į Lenkiją, matote, šiaurinėje Lenkijos daly, o Lietuvoje tik tai vos, sakysim, ten tas toksai pakrapenimas, jisai toks bažnytinis, kaip išlotos bažnyčiai, tai labai skiriasi. Todėl aš ir įdėjau specialiai filmą jums, kada atitinkamos ten struktūros žmonės su policijos sraigtasparniais skraido Vokietijoje virš tų vietų, kur buvau aš padaręs tokius, sakysim, įrenginius. Tas buvo ir Anglijoje, Londone praeitais metais. Ir jie ieško to įrenginio, tos energetikos, sakysim, spinduliuotuvo taško, iš kurio išeina šią energiją. Tai tiek apie orus, kas galėtų būti, taip galima būtų šitą filmą pavadinti, kas būtų, jeigu būtų. Todėl to nėra ir, aišku, sinoptikų prognozės įsipildys, tikrai kritulių gali būti kažkiek tai, bet ne tiek daug, kiek matote, šiaip turėtų ateiti į Lietuvą. Šiaip pagal planą tai turėtų dengti visą tą chemiją Lietuvą pilnai, nes matote, tuo pačiu metu aš įjungiau debesų aukščio režimą, tai mūsų padengia pilnai, visiškai ateina didelė porcija debesų, bet tiesiog iš jos išjungiamas lietus. Tai tiek apie orus lapkričio 1 dieną. Specialiai matote padaryta taip, kad žmonės žinotų, kad per tas dienas, kada reikia lankyti kapines, visą laiką būna bjaurus oras. Bet nieko čia tokio, čia tik tai programavimas. Ir jisai dar, matote, tramdomas, sakysim. Ir ačiū, kad žiūrite, ačiū už dėmesį ir likite šitam kanale, pamatysite daugiau įdomybių.
Viso gero.